Ne, šitas. A. Aha. Lauža. Šiandien reikia man ploti. Nereikia ovacijų. Geriau jūs man padėkit materialiai. Čia aš turėjau pasirašęs tokią kalbą. Sėdėjau toli. Ne tas popierius. Įdomi čia aš. Nesvarbu. Aš dabar tik tai toks. Aš anksčiau buvau žymiai. Prie manęs mergos tai lipdavo kaip musės prie šūdo. Kažką ne tą pasakiau. Nesvarbu. Čia ne tas popierius. Kas gerai, čia jums gerai. Aš nemoku dirbti be sufleriaus. Jaučiu kažkas, tai man smėlis pradėjo birėti jo. Man čia iškartas kvapas, čia man smėlį reikėjo pakeisti. Alio, miau, smėlį jau reikia pakeisti. Taip ir laiko ant konservų mane taip, neaišku ko. Anksčiau tai atsimenu, atbuvau, tai kaip nusipersdavau, taip smėlis lydydavosi. O dabar tai tik pirst ir drugelį, kopūstiniai, tokie smirdus. Šiaip tai aš ir dabar, jeigu gerai įsižiūrėti, tai aš trūkumų jokių neturiu. Manęs klausia, sako, koks yra tavo pagrindinis trūkumas? Sakau, mano pagrindinis trūkumas yra pinigų trūkumas. Todėl aš išradau būdą, kaip užsidirbti milijoną. Rašykitės. Norint užsidirbti milijoną, reikia 4000 metų dirbti būdinčių mažajam teatre ir nieko nevalgyti. Dabar aš norėčiau pakalbėti šiek tiek apie save. Esu, čia matosi, čia kalbėti nereikia. Esu labai gražus vietomis. Žiauriai esu protingas, nes čia ne tas papieris. Nes mano smegenys yra mano ginklas, mano liežuvis yra mano strėlė, o mano dantis yra apsaugoti nuo ryto iki vakaro Blendamet Complete. Nors man šou vedėjas pasakė, kad mano dantis galima išmušti naktį. Nebaistu, man ne kartą taip buvo atsitikę, man jie atauga. Esu labai stiprus. Koks aš stiprus. Bet koks stoviškai duodu į dantis. Atsikeliu, jisai dar stovi. Aš stiprus labai stiprus, bet lengvas. Vaikystėje, kaip aš nardydavau vaikystėje, vandenį ypač. Taip nardydavau, kad mane su tinklais ištraukdavo. Nesvarbu, aš labai stiprus. Turiu juodą diržą, geltonas pėdkelnes. Biškai išsidaviau. Nesvarbu. Laisvalaikiu labai mėgstu dirbti Senbernarų Alpėse ir budeliu, nes tik tai aš vienas telpu į budelio kostiumą, kuris yra Lėlės teatre. Šiaip tai aš labai mėgstu vykdyti mirties bausmes. Ypač ant laužo. Paskui bulvių pasikepi žarijose. Gal aš čia ne vietoj apie maistą? Ne. Vedęs, šeimininė mano padėtis, visada iš viršaus. Visada. Vedęs buvau 2 kartus ir abu kart nesėkmingai. Pirmoji žmona mane paliko,
Antroji niekaip nepalieka. Na, bet žmoną savo labai myliu, todėl neištikimas jai būna labai retai. Jinai man parneša namo seksualinę literatūrą, kad skaito naktimis, kol aš neužmiegu. O, myliu žmoną, man šou vedėjas patarė jai gimtadienio progą padovanoti labai reikalingą tualetinį šepetį. Šiaip padovanojau. Jinai po savaitės ateina, sako, žinai, brangusis, aha, nesusimaišyk tik su pigiais. Ja. Sako, žinai, tualetinis šepetys yra labai gerai, bet tualetinis popierius yra žymiai geriau. Ja. Kaip sakoma, geriau zylė rankoj, negu vieversys dangoj. Bet kaip pagalvoji, tai vieversys nors į delną neprišiks. Ne. Kaip sakė rytų filosofas Markas Tvenas, vedėjo, kas čia dabar jau kažkokias blusas apnyka mane. Šou vedėjas šis. Kaip sakė rytų filosofas Markas Tvenas, vedybos ir mirtis yra du labai geri dalykai. Vedybos mums žada laimę, o mirtis mums laimę garantuoja. Na taip. Kad ir šią vasarą atsimenu, guliu su merga šieno kupetoj. Žvaigždutė, šieno kvapas, galvoju, tokia papinga. Gražiai. Galvoju, man tik viena mintis. Kur aš žiemą mėgosiu? Nes Zuokas neduoda man butą Valdovų rūmuose, atstatytuose. Man nesvarbu, čia mūsų šeimininis konfliktas. Aš paskui prisigeriau labai po šitą dalyką. Kad jūs žinotumėt, kaip aš anksčiau gerdavau. Iš viso aš pagalvojau, kad tiek gert, kiek geria pas mus, gali tik labai sveiki žmonės. Todėl lietuvių tauta yra pati sveikiausia tauta pasaulyje. Aš pagal save žinau, gerdavau viską, kas dega. Jau sakiau, išskyrus anglis ir malkas. Anksčiau atsimenu, dabar tai negeriu, nes valią turiu. Valią ugdau, šou vedėjas prieina, sako, išgerk. Negersiu, sakau, aš valią turiu. Sako, baigtų su savo tą valią. Sako, jūs netaip supratot. Valia yra mano pagrindinis akstinas, dėl ko aš negeriu. Sako, duoda krupniko stiklinę, sako, pauostyt, galiu pauostyt. A negersiu, nes valią turiu. Pauoščiau, sakau, valią turiu, noriu ir geriu. Dabar tai jau negeriu. Porą valandų jau. Nes užsisiuvau į mėgmaišį iš vidaus. Anksčiau tai jau, kaip aš gerdavau. Aš labai daug uždirbau. Na tiesa, daug ir prageriu. Anksčiau tai, žinau, taip geriau, kaip aš geriau. Tai kad mane paliko visi. Ir žmona, ir kaimynai, sužadėtinė, netgi šuo. Bet paskui per internetą aš susiradau labai geras tokias Lainuso Polingo tabletės. Tokios mažytės, bet labai skanios. Ir aš jas valgiau.
Ir tada pas mane sugrįžo visi. Ir Elvis Preslis, ir Marlena Dietrich, ir Pokemonai.